Jokūbo laiškas. Pirmas skyrius. Jokūbas, Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus tarnas, siunčia sveikinimus 12 pasklidusių giminių. Mano broliai, laikykite didžiausių džiaugsmu, kai patenkate į visokius išbandymus. Žinokite, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę, o ištvermė subręsta iki galo, kad būtumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte. Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievo, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Bet tegul prašo tikėdamas, nė kiek nebejodamas, nes abejojantis panašus į jūros bangas, varinėjamas ir blaškomas vėjo. Toks žmogus te nemano, ką nors gausės iš Viešpaties. Toks svyruojantis visose savo keliuose nepastovus žmogus. Tesigiria pažemintas brolis savo išaukštinimu, o turtuolis savo pažeminimu, nes jis išnyks kaip lauko gėlė. Juk pakilus saulė jos kaitra išdžiovina žolyną, ir jo žiedas nubyra, jo išvaizdos grožis pranyksta, taip ir turtuolis sunyks savo keliuose. Palaimintas žmogus, kuris ištveria išbandymą, nes kai bus išbandytas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Viešpats pažadėjo jį mylintiems. Ne vienas gundomas te nesako, esu Dievo gundomas. Dievas negali būti gundomas blogiu ir pats nieko negundo. Kiekvienas yra gundomas savo paties geismo, pagrobtas ir suviliotas. Paskui užsimesgęs geismas pagimdo nuodėmę, o užbaigta nuodėmė gimdo mirtį. Neapsigaukite, mano mylimieji broliai. Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių. Nužengia nuo šviesybių tėvo, kuriame nėra permainų ir nešešėlio keitimosi. Savo valia jis pagimdė mus tieso žodžiu, kad būtume tarsi jo kūrinių pirmieji vaisiai. Žinokite, mano mylimieji, kiekvienas žmogus te būna greitas klausyti, lėtas kalbėti, lėtas pykti. Žmogaus rūstybė nedaro Dievo teisumo, todėl atmetę visą nešvarą bei piktybės gausą, su romumu priimkite įdiegtą žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save. Jei kas tėra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris žiūri į savo gimtąjį veidą veidrodyje, pasižiūrėjo į save ir nuėjo, ir bematant pamiršo, koks buvo. Bet kas įsižiūri į tobuląjį laisvės įstatymą ir jo laikosi, kas tampa nebeklausytojas užuomarša, bet darbo vykdytojas, tas bus palaimintas tai darydamas. Jei kas iš jūsų mano esąs pamaldus ir nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, to pamaldumas tuščias. Tyras ir nesuteptas pamaldumas prieš Dievą ir Tėvą yra lankyti našlaičius bei našles jų sielvartį ir saugoti save nesuterštą šiuo pasauliu. Antras skyrius. Mano broliai, turėkite Jėzaus Kristaus, mūsų šlovingojo Viešpaties tikėjimą, nebūdami šališki. Štai jūsų susirinkimą ateina žmogus su auksiniu žiedu, puikiais drabužiais. Taip pat įžengia ir beturtis, apskurusio apdaru. Jūs žiūrite į tą, kuris puikiai apsirengęs ir sakote, sėsk čia, patogiai, o beturčiui tarėte, stovėk ten arba sėskis prie mano kojų. Argi jūs nesate šališki, argi netampate piktais sumetimais besivadovaujantis teisėjai? Paklausykite, mano mylimieji broliai, ar Dievas neišsirinko pasaulio vargšų, kad jie būtų turtingi tikėjimo ir paveldėtų karalystę? Pažadėta jį mylintiems, o jūs paniekinate beturti, argi neturtuoliai jūs spaudžia, ar ne jie tampo jūs po teismus, ar ne jie niekina tą kilnų vardą, kuriuo jūs vadinatės? Jeigu tik įvykdote karališkąjį įstatymą, kaip sako raštas, mylėk savo artimą kaip save patį. Jūs gerai darote, bet jeigu atsižvelgiate į asmenis, darote nuodėmę ir esate įstatymo kaltinami kaip ir nusižengėliai. Mat kas laikosi viso įstatymo, bet nusižengia vienu dalyku, tas kaltas dėl visų. Juk tas, kuris pasakė nesvetimauk, taip pat pasakė ir nežudyk. Tad jeigu tu nesvetimauji, bet žudai, vis tiek esi įstatymo laužytojas. Taip kalbėkite ir taip darykite, kaip tie, kurie bus teisiami pagal laisvės įstatymą. Teismas negailestingas tam, kuris neparodė gailestingumo, o gailestingumas triumfuoja prieš teismą. Kokia nauda, mano broliai, jei kas sakosi turys tikėjimą, bet neturi darbų? Ar gali jį išgelbėti toks tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto ir kas nors iš jūsų jiems tartų, eikite ramybėje, sušilkite ir pasisotinkite,
o neduotų to, ko reikia kūnui, kokia iš to nauda? Taip ir tikėjimas, jei neturi darbų, jis savyje miręs. Bet kas nors pasakys, tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus. Parodyk man savo tikėjimą be darbų, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Tu tiki, kad yra vienas Dievas, gerai darai, ir demonai tiki ir dreba. Ar nori žinoti, neišmintingas žmogau, kad tikėjimas be darbų miręs? Argi ne darbais buvo išteisintas mūsų tėvas Abraomas, aukodamas savo sūnų Izaoką ant aukuro? Ar matai, kad tikėjimas veikia kartu su jo darbais ir darbais tikėjimas buvo atbaigtas? Taip išsipildė rašto žodžiai. Abraomas patikėjo Dievu ir tai buvo jam įskaityta teisumu, o jis buvo pramintas Dievo draugu. Matote, kad žmogus išteisinamas darbais, o ne vien tikėjimu. Taip pat ir paleistuvė Rahaba. Argi ji ne darbais buvo išteisinta, kai priėmė pasiuntinius ir kitu keliu juos išleido? Kaip kūnas be dvasios yra miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas. Trečias skyrius. Mano broliai, ne visi būkite mokytojais, žinokite, kad mūsų laukia griežtesnis teismas, juk mes visi daug kur nusižengiame. Kas nenusižengia žodžiu, tas yra tobulas žmogus, sugebantis pažaboti ir visą kūną. Jei mes įbrunkame žąslus arkliams į nasrus, kad mums paklustų, mes suvaldome visą jų kūną. Štai kad ir laivai, nors jie tokie dideli ir smarkių vėjo varomi, mažytis vairas juos pakreipia, kur nori vairininkas. Taip pat ir liežuvis yra mažas narys, bet giriasi didžiais dalykais. Žiūrėkite, kokia maža ugnelė padega didžiausią girę. Ir liežuvis yra ugnis, nedorybės pasaulis. Liežuvis yra vienas iš mūsų narių, kuris suteršia visą kūną. Padega gyvenimo eigą, pats pragaro padegtas. Kiekviena žvėrių, paukščių, šliužų bei jūros gyvūnų veislė buvo sutramdyta ir yra sutramdoma žmogaus prigimties jėga, o liežuvio joks žmogus nepajėgia suvaldyti. Jis lieka nerimstanti blogybė, pilna mirtinų nuodų. Juo laiminame mūsų Dievą bei Tėvą ir juo keikiame žmonės, kurie sutverti pagal Dievo atvaizdą. Iš tų pačių lūpų plaukia ir laiminimas, ir prakeikimas. Bet taip, mano broliai, neturi būti. Nejaugi šaltinis iš tos pačios versmės lieja saldų ir kartų vandenį? Ar gali, mano broliai, figmedis išauginti alyvas, o vynmedis figas? Taip pat ir šaltinis negali duoti sūraus vandens ir saldaus. Kas tarp jūsų išmintingas ir sumanus, te padaro geru elgesiu savo darbus su išminties romumu. Bet jeigu jūs savo širdise puoselėjate kartų pavydą ir savanaudiškumą, tuomet nesigirkite ir nemeluokite tiesai. Tai nėra išmintis nužengus iš aukštybių, bet žemiška, sielinė ir demoniška, kur pavydas ir savanaudiškumas, ten netvarka bei įvairūs pikti darbai. Bet išmintis kilus iš aukštybių pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, švelni, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, nešališka ir nevaidmainiška, o teisumo vaisius su ramybė siejamas tų, kurie neša ramybę. Ketvirtas skyrius. Iš kur tarp jūsų atsiranda karai ir kivirčai? Ar ne iš jūsų užgaidų, kuriuos nerimsta jūsų nariuose, geidžiate ir neturite, žudote ir pavydite ir negalite pasiekti, kovojate ir kariaujate, neturite, nes neprašote, jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašote, kad galėtumėte patenkinti savo užgaidas? Paleistuviai ir paleistuvės, ar nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi, kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu. Gal manote, kad raštas veltui sako, pavydžiai trokšta dvasia, kuri gyvena mumise? Bet jis duoda dar didesnę malonę ir todėl sako, Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę. Todėl atsiduokite Dievui, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Nusiplaukite rankas nusidėjėliai, nusivalykite širdis dvejojantis. Dejuokite, liūdėkite ir raudokite, jūsų juokas te pavirsta gedulu, o džiaugsmas liūdesiu. Nusižeminkite prieš viešpatį ir jis jūs išaukštins. Broliai, neapkalbinėkite vieni kitų, kas apkalba ir teisia savo brolį, tas apkalba ir teisia įstatymą. O jeigu teisi įstatymą, vadinasi, esi ne įstatymo vykdytojas, bet teisėjas. Yra vienas įstatymo leidėjas, kuris gali išgelbėti ir pražudyti.
O kasgi tu toks, kuris teisi kitą? Nagi jūs, kurie sakote, šiandien arba rytoj keliausime į tą ir į tą miestą, tenai išbūsime metus, versimės priekybą ir pasipelnysime. Jūs nežinote, kas atsitiks rytoj. Ir kasgi jūsų gyvybė? Garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta. Verčiau sakykite, jei viešpats panorės, gyvensime ir darysime šį bei tą. O dabar jūs giriatės iš savo pasipūtimo. Ir kiekvienas toks girimasis yra blogas. Kas moka daryti gerą ir nedaro, tas nusideda. 5 skyrius. Nagi dabar jūs turtuoliai verkite ir raudokite dėl jums artėjančių negandų. Jūsų turtai supuvę ir jūsų drabužiai kandžių sukapoti. Jūsų auksas ir sidabras surūdijo ir jų rūdis prieš jūs liudis, bei ės jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs susikrovėte turtus paskutinėmis dienomis. Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote, ir pjovėjų šauksmai pasiekė kareivijų viešpaties ausis. Jūs prabangiai gyvenote žemėje ir mėgavotės. Jūs nupenėjote savo širdis tarsi skerdimo dienai. Jūs pasmerkėte ir nužudėte teisųjį, jums nesipriešinantį. Tad būkite kantrus, broliai, iki viešpaties ateimo. Antai žemdirbys ilgai ir kantriai laukia brangaus žemės vaisiaus, kol gauna ankstyvoje ir vėlyvoje lietaus. Ir jūs būkite kantrus, sustiprinkite savo širdis, nes viešpaties ateimas arti. Nemurmėkite, broliai, vieni prieš kitus, kad nebūtumėte teisiami. Štai teisėjas jau stovi prie durų. Imkite, broliai, kentėjimo ir ištvermės pavyzdžių pranašus, kurie kalbėjo viešpaties vardu. Štai mes laikome palaimintais ištvėrusiuosius. Jūs girdėjote apie Jobo ištvermę ir matėte, kokia buvo jam viešpaties skirta pabaiga, nes viešpats kupinas užuojautas ir gailestingumo. Bet pirmiausia, mano broliai, neprisiekite nei dangumi, nei žeme, nei kitokią priesaiką. Te būna jūsų taip, taip ir ne, ne, kad nepakliūtumėte į teismą. Kenčia kas iš jūsų, tesimeldžia, kas nors džiaugiasi, tegul gieda psalmes. Kas nors iš jūsų serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi viešpaties vardu. Ir tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels. O jeigu jis būtų nusidėjęs, jam bus atleista. Išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Daug pajėgia veiksminga teisioje malda. Elijas buvo toks pat žmogus kaip ir mes. Jis melste meldė, kad nelytų, ir nelijo žemėje 3 metus bei 6 mėnesius. Ir jis vėl meldė. Ir dangus davė lietaus, o žemė užaugino savo vaisių. Mano broliai, jeigu kas iš jūsų nuklystų nuo tiesos ir kas nors jį atvestų, te žino, kad sugrąžindamas nusidėlį iš jo klystkelio, išgelbės sielą nuo mirties ir uždengs daugybę nuodėmių.